Kažkas ėda visas žuvis mano kiemo tvenkinyje. Ir šiandien aš bandysiu išsiaiškinti, kas tai yra. Ir padarysiu viską, ką galiu, kad jį sugaučiau ir pašalinčiau. Nes jei to nepadarysime, ši žuvis gali suėsti viską, ką čia įdėjome. Jau daugelį metų čia dedu žuvis ir dabar čia gali būti bet kas. Bet manau, kad viena iš žuvų tapo per daug agresyvi ir pradėjo pulti kitas žuvis. Pastarosiomis savaitėmis pastebėjau negyvas žuvis visame tvenkinyje ir visoms joms trūksta dalių. Vadinasi, kažkas jas puola. Šiame tvenkinyje yra daug labai retų žuvų ir daugelis jų čia užaugo labai didelės. Čia yra milžiniškų šamų, didelių piranių ir net gėlavandenių ryklių. Ir kad šiandien tikrai pagautume tą žuvį, atsinešėme meškeres, metamuosius tinklus ir daugybę žuvų gaudyklių. Bet prieš naudodami visą tai, turime privilioti žuvis. Štai čia, vyrai, turiu mėgstamiausią savo žuvų maistą. Ir viskas, ką turime padaryti, mesti jį tiesiai į tvenkinio vidurį. Ir visos žuvys turėtų išplaukti. Labai jaudinuosi, vyrai. Vos tik išmesiu šį maistą, visos žuvys turėtų išplaukti. Ir kai jos pabaigs ėsti, mes tikrai jų nepagautume. Todėl turime veikti greitai. O ne, štai apie ką aš kalbu. Žiūrėkite, štai ten matote prie kranto plūduriuoja negyva žuvis. O dieve, štai apie ką aš kalbu, vyrai. Aš niekada anksčiau čia to nemačiau, bet per pastarąsias kelias savaitės kas antrą dieną ateidavau čia ir pastebėdavau dar vieną negyvą žuvį. Todėl tai tikrai keista. Vyrai, aš net neįsivaizduoju, kas vyksta. Eime pažiūrėti, kokia tai žuvis. O dieve, tai viena iš arovanų. Pažiūrėkite į tai. Ne, ir jis irgi daug didesnis, vyrai. Čia yra 2 arovanas. Mes jas įdėjome, jos buvo maždaug tokio dydžio. Pažiūrėkite, kiek jis užaugo. O, tai taip liūdna, vyrai. O ne, o dieve, tai taip liūdna. Pažiūrėkite į tai. Tai viena iš mūsų arovanų. Pažiūrėkite, koks jis buvo gražus. Neturiu jokio supratimo, kas galėjo jį pražudyti. Tai tikrai labai blogai, vyrai. Bet šiandien tai baigsis. Mes išsiaiškinsime, kas tai daro ir mes tai pagausime. Gerai, jie turėtų pasirodyti. Pažiūrėkite, jie jau kyla, aš juos matau. Labai jaudinuosi. Vyrai, čia yra tikrai didelių žuvų. O, pažiūrėkite, ten vienas yra, jie išeina. Taip, aš jį matau. O dieve, čia vienas iš ryklių, vyrai. Čia yra milžiniškas ryklys ir aš ką tik jį pamačiau. Jis ką tik išnira dėl maisto, gerai, vyrai. Dabar, kai žuvys ėda, laikas bandyti jas pagauti. Dabar pirmasis metodas, kurį bandysime, yra sena gera meškerė su kabliuku ir valu. O jei tai nesuveiks, turėsime bandyti jį sugauti tinklu arba naudoti mūsų monstriškas žuvų gaudyklės. Gerai, vyrai, štai turime šiek tiek duonos. Mes uždėsime ją ant kabliuko, bet turime ją uždengti. Nes šios žuvys yra tikrai protingos. Ir jei jos pamatys bent dalį kabliuko, jos jo nevalgys. O, jos yra čia pat, jos tiesiog čia pat. Dabar esu labai nervingas. Aš einu, palauksiu, kol jį vėl pamatysiu ir tada bandysiu mesti tai tiesiai prieš jų nosį. Žiūrėk ten, matai jį? O, tai didelė žuvis. Štai ir mūsų duona. O, žiūrėkit. Jis dabar ieško maisto, jūs matote, suka ratus aplink jį. Bet kurią akimirką mano valas gali iššauti ir mes galėtume pagauti šią žuvį. O, dieve, jis ką tik paėmė. Ne, tai buvo jo burnoje. Ar jis nutraukė iš mano valą? Jis paėmė tavo duoną. Gerai, vyrai, na, žuvis buvo užkibusi akimirkai, bet jį išpjovė mūsų kabliuką. Žiūrėkit, jį ten pat. Tai didelis albinosas paku ir tikrai gali būti tas, kuris suėda visas kitas. Jie labai agresyvūs, tad pabandykime dar kartą ir pažiūrėkime, ar pavyks jį užkabinti. O, pagavau jį, turiu žuvį. O, dieve. O, tai didelis. Būtent tokį ir siekime. Tai milžiniškas albinosinis paku. Vaikinai, mes jį užkabiname. Štai jis artėja. O dieve, jis išprotėjęs. Pažiūrėkite, koks jis didelis, vaikinai. Tai tikras tvenkinio monstras. O dieve, pažiūrėkite į tai. O, jis toks stiprus. Bandysiu jį čia pagauti. Pagavau! Taip, pažiūrėkite, koks dydis. Atsipalaiduok, bičiulė, pažiūrėkite, kokio dydžio ši kišenė, vaikinai. Šios žuvys yra beprotiškos. Jie yra giminaičiai su piranijomis, o ši čia užaugo milžiniška. Pažiūrėkite į jų dantis. Atsipalaiduok, bičiulė, nekask manęs. Žiūrėkite, matote tuos dantis ten? Pažiūrėkite į tuos dantis. Jie tokie aštrūs, tie dantys ten. Tai tikrai gali būti tas, kuris kandžia kitų žuvų ir jie žudo. Taigi tai tikrai gerai. Mes jį pagavome, kai įdėjome čia, jis buvo tik mažas kūdikis. Bet dabar, aišku, jis gerokai paaugo. Gerai, vaikinai. Na, mūsų pirmasis laimikis šiandien iš Pondex tikrai yra žuvis, kurios mes siekiame. Tikėjausi, kad šiandien jas pagausime, nes, kaip sakiau, jos labai agresyvios. Taigi, mano sunkvežimio gale turime šaldytuvą. Mes įmesime jį ten, tada grįšime į mano namus ir įleisime jį į vieną iš kitų mano tvenkinių. Tai beprotiška, vyrai, pažiūrėkite į tai. Albinosinis paku, eikime įdėti jį į šaldytuvą. O, dieve, pažiūrėkite į tai, koks tai žvėris. Ir ten yra dar daugiau. Daugiau piranijų, taip pat didelių šamų ir gėlavandenių ryklių. Ir būtent jų mes šiandien ieškome. Taigi dabar skubame atgal į mano namus ir įleisime šį vaikiną į kitą tvenkinį. O tada grįšime ir bandysime pagauti dar daugiau. Susitiksime mano namuose, gerai, vaikinai? Dabar. Galėtume jį įleisti į paslapčių tvenkinį, galėtume įleisti į Oskaro tvenkinį, turime ten didelį plėšrūnų tvenkinį, bet manau, kad turiu jam tobulą vietą. Ir tai yra Cichlidų tvenkinys.
Nenoriu dabar per daug rodyti šio tvenkinio, nes neseniai darėme vaizdo įrašą ir parūpiname jam daug žuvų. Nenoriu subedinti staigmenas dabar. Šis vaikinas puikiai tiks čia su žuvimis, kurias jau turime. Gerai, štai dabar jie įleisime. Gerai, didysis, štai tau, mėgaukis savo naujais namais. O, jis dabar ten atrodo puikiai. Gerai, vaikinai, grįžome į Pondaks, tikiuosi kitos žuvys per daug neišsigando, kai pagavau vieną. Kaip ir sakiau, čia yra daug daugiau žuvų, o mūsų tikslas šiandien pagauti jų kuo daugiau. Taigi, užkabinkime masalą ant kabliuko ir grįžkime atgal. O dieve, pažiūrėkit, šventas velnias, ši dar didesnė. Žiūrėkit, jis artėja, jis ant mano duonos. O, pagavau, žuvis užkybo, pasiruošęs, 3, 2, 1. Pagavau, o dieve, ši dar didesnė. O ne, matai tai? Man atrodo, jis nutraukė valą. O dieve, jis tiesioginė prasme nutraukė valą. Na, tai nėra gerai. Mes ką tik užkabinome kažką didelio būtent ten. Nežinau, ar tai buvo ryklys, piranija, ar galbūt didelė šamas. Neturiu supratimo, nemačiau. O dieve, jis ten pat. Palauk, man atrodo, tai ta pati žuvis. Dabar paimsiu tinklą, bandysime ją sugauti tinklu. Jei to nepavyks padaryti, tuomet turėsime čia palikti žuvų gaudyklę kokioms 24 valandoms. Galbūt taip jį ir pagausime, vyrai. Bet čia vis dar yra monstrų. Ir dabar bandysime gaudyti tinklu ir pažiūrėsime, ar pavyks ką nors pagauti. Na, vyrai, dabar turime savo tinklą. Nesu geriausias šio tinklo mėtytojas, bet pabandysime. Matau visas žuvis viduryje, pažiūrėkime, ar galime jas pagauti. Neblogai. O dieve, jaučiu kažką didelio. Žiūrėk. O, kas tai? O kas jei nepavyks? Ar mes ką nors pagavome? O dieve, tai ešerys. Mes pagavome mažą didžiaburnį ešerį. Kaip faina, vyrai. Aš irgi noriu šios mažos žuvytės. Ir krūvą mažų mėlynųjų saulažuvių jauniklių. Tai yra pagrindinis maisto šaltinis čia. Ir būtent dėl to visos žuvis, kurias mes čia įmetame, taip greitai užauga didelės. Taigi taip, mes paleisime juos atgal ir taip pat paleisime ešerį. Nenorime jo laikyti, tai gana šaunu, jam sekasi gerai. O, čia pat. Žiūrėk, ką tik pamačiau kažką didelio. O dieve, tai buvo būtent ten, kur jis buvo. O dieve, pagavau. O taip. O, kas tai? Turime krūvą mažų mėlynųjų saulažuvių. Mačiau čia kažką didelio, tikiuosi, kad neišplaukė. O, jis čia pat. O, dieve, negali būti, pažiūrėkite į tai. Čia yra raudonaudegis, milžiniškas guramis. Čia turime daug guramių, tikrai didelių. Ši iš tikrųjų labai maža palyginti su kitomis, bet gera matyti, kad jai sekasi gerai. Mes įmesime jį į kibirą, nes jei pažiūrėsite į jo uodegą, būtent apie tai ir kalbame. Visos žuvys, kurias radau negyvas, visos turi iškandžiotas kūno dalis. Taigi jį kažkas puolė. Mes jam padėsime. Įmesime jį į kibirą. Ir kol nesužinosime, kas yra ši agresyvi žuvis, tikriausiai visą žuvis parsivešime pas mane namo. Taigi įdėkime šią žuvį į kibirą, tai nuostabu. O, jie ten pat, jie tiesia maisto, pažiūrėk, jie dabar kyla į viršų. Gerai, turi tam eiti. Gerai. O dieve, ten kažkas didelio. Nuduok man, ką nors gerą. Kas tai? O dieve, pažiūrėkite jūs, tai vienas iš Wahau ciklidų. O dieve, jis toks gražus, pažiūrėkite į tai. Gerai, mes dar šiek tiek pametėme tinklą, bet radome tik daugiau negyvų žuvų. O ne, pažiūrėkite, čia dar viena negyva žuvis šiame kampe. O, net nenoriu žiūrėti. O laukite, štai mano albinosas šamas. Prašau, nesakykite, kad jis irgi negyvas. Ne, dieve mano, jie tikrai negyvi jų žmonės. Mes ką tik radome dar 2 negyvas žuvis. Aš tikrai piktas. O dieve, tai taip liūdna jų žmonės. Čia yra mažas Azijos raudonaudegis šamas. Aš jį čia įdėjau gal prieš 2 mėnesius ir tikėjausi, kad jis užaugs didžiulis. Buvau taip susijaudinęs, o jis dabar negyvas. Tai blogai. Tai buvo viena mano mėgstamiausių žuvų. Jūs žmonės, o tada šitas vaikinas. Kas per velnias yra šitas tipas? Nenoriu sakyti, kas per velnias čia. Aš net nežinau, kokia tai žuvis. Aš jos čia nedėjau, bet ji negyva. Ji neišgyveno žmonės. Neturiu jokio supratimo, kas tai yra ar iš kur tai atsirado. Jei žinote, praneškite man, bet tai nėra gerai žmonės. Kaip matote, čia yra daug mažų žuvų. Atrodo, kad jas visas puola ši žuvis. Taigi manau, ką mes darysime? Mes eisime, pastatysime savo žuvų gaudyklės ten ir taip pat pastatysime mažesnę žuvų gaudyklę. Tikėdamiesi, kad galėsime sugauti šias kitas žuvis ir jas ištraukti, kol jos nenumirė. Gerai, vaikinai, štai čia yra mūsų mini žuvų gaudyklė, ją naudosime mažesnėms žuvims gaudyti ir manau, kad ją pastatysime būtent čia, priešai šį vamzdį. Nes matau ten daug žuvų, tad įdėkime masalą iš tilapijos, visą gaudyklę padėsime ten. Štai, tai turėtų sugauti daug žuvų. Aš labai susijaudinęs, tad pradedam. Nusileisiu čia į gilų galą, tiesiog padėsiu, kas po velnių tai yra. O dieve, ten apačioje yra didelė žuvis. Einu tuoj pat paimti tinklą. Jūs, ten kažkas milžiniško. Žiūrėkit, matot jį ten? O dieve, skęstu. O Jėzau, bet man atrodo, kad jį pagavau. O, štai čia mažas Oskaras. Manau taip, bet tai tikrai ne tas, ką mačiau. Kitas dalykas, kurį mačiau, buvo daug didesnis. Bet štai čia yra mažas Oskariukas. Mes tiesiog paleisime jį atgal į Pondaksą. Matai, bičiuli, tai ne tas, ko mes ieškojome. O dieve, pažiūrėk, matai tą daiktą? Jis čia pat apačioje. Aš turiu pagauti, kas tai bebūtų, vaikinai. Šitas dalykas yra milžiniškas.
O dieve, šį pagavau. Po velnių. Pažiūrėkite iš šio sumalto šamo dydį. O dieve, tai orvinis. O dieve. Turime būti labai atsargus su šia žuvimi. Jis gali tiesioginė prasme nukasti tau pirštą. Aš visiškai nejokauju. Jei įkiščiau pirštą čia ir jis užspaustų savo mažąją peleką, jis tiesiog perpjautų mano pirštą per pusę. Pažiūrėkite į jos spyglius per visą kūną. Nenorite prasidėti su šia žuvimi? Būtent ji gali visą tai daryti kitoms žuvims. Au, 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 o dieve, jis tuoj nukas man pirštą. Įsivaizduokite, ką jis galėtų padaryti mažai žuveliai. Taigi paskutinėme vaizdo įraše prie X tvenkinio mes iš tikrųjų pagavome vieną jų jauniklį. Čia turime kelis tokius vaikinus ir jie iš tikrųjų veisiasi, jei tik tai yra ta žuvis, kuri puola visas kitas. Mes jį ištrauksime iš čia, dabar įdėsime jį į kibirą. Pažiūrėkite, koks jis šaunus. Didelis servinės šamas. Paklausykite jo. Gerai, štai, dedame erbinio šamą į kibirą. Nusiramink, o dieve, nusiramink. Tas dalykas tiesiog kaip šarmų plokštė, tai beprotiška. Gerai, grįžkime, pastatykime mažesnį žuvų spastą, o tada pastatysime savo spastus didelėms žuvims ir paliksime juos visoms 24 valandoms. Ir jei tai nesugaus šios monstrinės žuvies, nežinau, kas pagaus. Gerai, štai mūsų žuvų spastas pačiame viduryje ir aš ką tik tai pastebėjau. Bet jei pažiūrėsite į kitą kranto pusę, ten iš tikrųjų yra purvo duobė, kurią tikriausiai iškasė pleikas. Taigi eikime pasižiūrėti ir pažiūrėkime, ar ten kas nors yra viduje. Pažiūrėk į vandenį. Matai, kaip juda vanduo? Esu beveik tikras, kad ką tik ten pamačiau žuvį. Tai baisu. Aš šiandien to tikrai neplanavau daryti. O, matau, palauk, žiūrėk ten. Aš tiesiog matau jo uodegą. Kas tai? Jis ką tik nuplaukė toliau. O, štai jis juda. Žiūrėk, čia jis yra. Aš jį pagausiu. Au, 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 o dieve. Pažiūrėk, kokio dydžio tas Rafaelio šamas. Dabar šie vaikinai iš tikrųjų labai panašus į tą urvinį, kurį ką tik pagavome. Bet tai kita rūšis. Ir čia jų taip pat turime nemažai. Čia visur pilna mažylių, o šitas jau tikrai užaugo. Tai tikrai šaunu. Bet taip, tai labai įdomi žuvis iš purvo duobės. Įdomu, ar dar kas nors yra? O, diena, tai tikrai baisu. Gerai, žinot ką, manau, kad man gana. Man gana su tuo, kas ten bebūtų už monstrą, kuris ėda mano žuvis. Jis buvo per stiprus mano ritės sistemai ir per gudrus mano tinklai. Taigi dabar, vienintelis dalykas, kurį belieka išbandyti, yra mano monstriškos žuvų gaudyklės. Gerai, vyrai, turime savo monstriškas žuvų gaudyklės. Dabar pradeda lyti, bet mes jas užmasalinsime ir paliksime čia 24 valandoms. O, dieve. O, dieve, pažiūrėkite ten. Kur mano tinklas? Čia pat yra milžiniška albinosė žuvis. O, pagavau jį, pagavau, pažiūrėkite į tai. O, dieve mano. Tai milžiniškas guramis, o, dieve. Lyžia kaip iš kibiro. O, dieve, pažiūrėk, koks jis didžiulis. Taigi, čia yra milžiniškas guramis. Kaip matote, lyja kaip iš kibiro. Gerai, užkulisiuose buvo daug sunkumų. Lyjo visą dieną, bet tai verta, nes gaudame beprotiškas žuvis. Tai taip šaunu. Jis milžiniškas, jis toks gražus. O, dieve mano. Pažiūrėkite į galą, pažiūrėkite, koks gražus tas guramis. Tai taip šaunu. Vaikinai, gerai, mes jo nelaikysime, jam čia puikiai sekasi. Todėl paleisime jį atgal į Pond Ice tvenkinį. Bet labai smagu tai pamatyti, jam sekasi nuostabiai. Taigi, iki pasimatymo. O, tai taip šaunu. Gerai, vaikilai, dabar laikas užmasalinti mūsų 2 žuvų gaudyklės. Kiekvienai turime po 3 tilapijos gabalėlius. Štai masalas pirmai žuvų gaudykliai, o štai masalas antrai. Vaikinai, aš taip nekantrauju pamatyti, ką mes čia pagausime. Na štai, įleidžiame jį į tvenkinį, nes dabar taikomės į didelę žuvis, nes mesime šias gaudyklės į vidurį. Vieną mesime čia, o kitą mesime ten. O dieve, kaip aš tą atgausiu. O, jis tiesiai ten. Puiku. Dabar turime antrąją. Nemesi jos taip toli, mesi maždaug ten. Atrodo gerai. Bet ko laukiame, turiu idėją. Ką tik užrišau dar vieną kabliuką ir pasilikau savo vieną tilapijos gabalėlį. Kadangi mes gaudome didelės plėšrės žuvis, akivaizdu, kad jos labiau mėgs tilapiją. Taigi uždėsime šiek tiek šios ant kabliuko. Užmeskime į vidurį ir pažiūrėkime, ar ką nors pagausime. O galbūt net pagausime tą žuvį, kurios ieškome. Ir štai taip, mes pasiruošę. Tikėkimės, kad niekas vėl mums nenutrauks valo. Bum, o dabar laukiame čia lietuje. Tiesiog sėdėsime čia. Valio, šaunu! Laukime 30 minučių ir vis dar niekas nekimba. Taip, šalta. Tikiuosi, tai bus verta. Tikiuosi, pagausime ką nors. Kas per velės, palauk. Kur dingo mano tilapija? Kažkas ją pavogė. Na, iš tikrųjų, tai gana geras ženklas. Tai reiškia, kad kažkas ten lauke ėda mūsų masalą. Gerai, antras raundas. Štai, bum, ta pati vieta kaip ir praeitą kartą. Žinome, kad ten yra žuvis. Pažiūrėkime, ar galime ją pagauti. Praėjus mažiau nei valandai po to, kai pastatėme žuvų gaudykles, jau pastebėjome, kad žuvys į ją patenka. Šiuo metu prie žuvų gaudyklės įėjimo tiesiog stovi Paku. Taip, jūs galite jį matyti štai ten. Jis ką tik praplaukė pro mūsų žuvų gaudyklę. O dieve, turiu žuvį. Kažkas traukia mano valą. Ar turėčiau pakirsti? Taip. O dieve, po velnių, tai prakeiktas koj, pažiūrėkit tai, o dieve, pažiūrėkit tą koj. Jūs ateikit čia, bičiuli, ateik čia, bičiuli, labas, prašau, tik neatsikabink, o dieve, šis koj toks gražus. O ne.
Jis plaukė į žuvų gaudyklę. O dieve, jis pabėgo. Kur mano metamasis tinklas? Neturiu jokio supratimo. Kur tas koi dingo? Jūs. Mes jį buvome užkabinę. Beveik jį pagavau. Bet mes vis tiek mesime tinklą ir pažiūrėsime, ar galime jį tai pagauti. Gerai, galbūt mums pavyks. O dieve, pažiūrėk ten. Oho, mums pavyko. Jis sprunka. Ne, aš jį pagavau. Žiūrėk, tai paku. O dieve. Taip, aš net nebandžiau jo pagauti. Aš nežinojau, kad jis ten buvo. Tu net neįsivaizduoji, kaip jam pasisekė. Aš net nežinau, kad jis ten buvo. O dieve, šitas didžiulis. Einam, mes ką tik užmetėm, pagavom jį tinklu. Gerai, mes tikrai šitą vaikiną vežam pas mane namo. Mes paleisim jį į tvenkinį su pirmuoju, kurį pagavom. Tai beprotiška, negaliu patikėti. Vis tiek nori to koi, todėl grįšim ir bandysim jį taip pat pagauti. Gerai, turiu jį tvirtai apkabinti. Gerai, esam pasiruošę eiti. Pažiūrėkime į tuos baltus dantis. Oho, tas dalykas beprotiškas. Gerai, didysis, štai tau. Šitas žuvis milžiniška. Jis daug didesnis nei pirmasis. Gerai, vyrai, turim dar vieną masalą ten viduryje. Net nežinau, kas dabar vyksta, bet tai beprotiška. Bet taip, dabar belieka tik laukti. Ir netrukus po to gavome antrą kibimą. Pažiūrėkime mano valą dabar. Pažiūrėk, jis eina tolyn. Tai reiškia, kad turime žuvį. Pažiūrėkim, ką pagavom. 3, 2, 1. O dieve. O, tai mažas Oskaras. Tiesiog mažas Oskaras. O dieve, jis gražus. O dieve mano. Tai gražiausias, kurį čia pagavome. Oho, pažiūrėkite čia, pažiūrėkite jūs vaikilai. Kaip ir visas kitas žuvis, jis turi įkandimų žymių ant savo pelekų. O dieve, pažiūrėkite jo akį, jam trūksta vienos akies. Taigi ši žuvis turbūt čia ir gimė. Nes aš niekada čia neįleidau vienakio Oskaro, mes ką tik pagavome vienakį Oskarą. Pažiūrėkite, čia jis turi akį, o čia ne. Tai atrodo visiškai beprotiškai. Komentaruose parašykite šio vaikino vardą. Mes jį pasiliksime ir jis prisijungs prie Oskarų armijos. Įdėkime jį į kibirą. Gerai, štai jis. Aš ką tik pamačiau, ko žuvį už tavęs. Kur? Visai kampe į ką tik tam pasirodė. Gerai, einame ten. Dabar pat, paimkime užmetamą į tinklą. Eik. O, matau jį. Ak, tu jo nepataikiai. Aš tikrai nepataikiau. Na, mes jo nematome, vyrai. Koi dingo? Parašykite komentaruose, palikite patiktuką ir praneškite man, ar turėtume sugrįžti ir pabandyti jį pagauti. Tai buvo tikrai gražiausias koi, kokį esu matęs. Bet kol kas mes dar kartą užmėsime masalą į vidurį ir pažiūrėsime, ką galime pagauti. Štai, likusią tilapiją užkabinome ant kabliuko. Pažiūrėkite, koks didelis šis masalas. Jei ką nors pagausime, tai bus kažkas didelio. O taip, dėl šito jaučiuosi gerai. Žiūrėk, juda. O taip, tikrai turime žuvį. Gerai, dėl šitos atsistoju. Po velnių, mano valas jau tenai. Aš užmečiau ten. O dieve. Pažiūrėk ten, jis toli viduryje. Kas tai? Negali būti, kad tu tai matai. Žiūrėk, tai mažylės raudonodegis. Negalime jo prarasti. Na, lip čia. Taip, mes pagavome raudonodegį. Pažiūrėk į tai. O dieve, jis nuostabus. Paklausyk jo. Nesitikėjau pagauti raudonuodegio. Vaikimai, čia turime daug raudonuodegių. O dieve, paklausykite jo. Tai iš tikrųjų tikriausiai vienas iš mažesnių, kuriuos turime čia. Turime jų nemažai, o kai kurie jau tikrai dideli. Na, eime, ištrauksime kabliuką, bičiuli. Gerai, štai ir kabliukas. Gerai, bičiuli. Na, jei pažiūrėsite čia į jo pelekus, vaikinai, kaip ir visų kitų žuvų, jie yra suplėšyti. Bičiuli, kas tau atsitiko? Kas tau tai daro? Papasakok mums. Gerai, mes įdėsime šį vaikiną į kibirą ir dabar keliausime namo su visomis žuvimis, kurias pagavome iš Pond X ir perkelsime jas į jų laikinus namus. Ir tada mes susitiksime su jumis rytoj, kai tikrinsime šiuos pastus milžiniškom žuvims, susitiksime pas mane namuose, nes jau grįžome namo ir turime pilną vonelę žuvų. Dabar mes jas paleisime į įvairius tvenkinius mano kieme. Štai, prašom, o dieve, tu esi purslų zonoje. Helena, antras žuvis iš Pond X šiame vaizdo įraše. O dieve, mes ją paleisime į ciklidų tvenkinį. Matai didelį vaikiną. O dieve, pažiūrėk jį ten. O, jam labai patinka. Štai abu, jie šalia vienas kito atrodo puikiai. Beje, atsiprašau dėl lietaus, jau kokias 3 dienas be perstojo lyja. Gerai. Antras žuvis yra šitas vaikinas, mūsų milžiniška irvinio šamė. Ir mes ketiname įdėti jie bei mažai raudonuodeg į priekinį tvenkinį. Prašau, nesužeisk manęs. O dieve, ką tik sakiau, nesužeisk manęs. Pirmyn, lip ten. Ir štai čia turime mūsų mažąjį raudonuodegį. Turbūt dabar jų turime daugiau nei 10. Štai jis plaukia. O taip, jis geras berniukas, viskas gerai. Beveik pamiršau šios vaikinus. Turime mūsų mažąjį raudonuodegį, milžinišką garamį ir Rafaelio šamą. Dabar juos pridėsime į karantino tvenkinį. Štai jie plaukia. Ir turime dar vieną žuvį, kuri galbūt šiandien yra mano mėgstamiausia. O tai yra šis vaikinas, mūsų vienakis Oskaras. Ir mes tuoj pat jį pridėsime prie Oskarų armijos. Iki bičiuli, o jis atrodo taip šauniai, gerai vaikinai. Na tai visos žuvys, kurias iki šiol pagavome. Dabar turime visas savo žuvų gaudyklės ir paliekame jas visoms 24 valandoms. Taigi, manau, pasimatysime su jumis tuo pačiu metu rytoj ir tikiuosi, kad jau nebelis. Taip, vis dar lyja. Mes vėl prie tvenkinio X, vaikinai. Praėjo visa diena.
Ir mes turime vieną žuvų gaudyklę ten, kitą žuvų gaudyklę ten, o tada mažesnę kitoje pusėje. Pirmiausia, eisime į kitą tvenkinio pusę ir patikrinsime mažesnę gaudyklę. Pažiūrėsime, ką ten pagavome. Štai, čia yra milžiniškas guramis ir, manau, koi karpis. Taigi turbūt reiškia, kad jie nėra žuvų gaudyklėje. Turime kibirą čia pat, pripilkime jį. Štai, pažiūrėkime. O, matau žuvų ten apačioje. Iš tikrųjų jas matau. Na, duok man ką nors gero, mažutė. O, taip, gaudyklė yra skylės. Žiūrėk, kažkas arba išlindo pro jas, arba įlindo. Nemanau, kad tai svarbu. Pažiūrėk į visas žuvis, kurias pagavome, gerai? Pažiūrėkime, ką čia sugavome. O, dieve, pažiūrėk, kokio dydžio ši žuvis. O taip, turime dvi čia. O, mažylį flanko. O čia yra sidabrinis doleris, kuris tikrai šaunus. Gerai, štai jie plaukia. Kas dar? Negali būti. Žiūrėk, tai mažas guramis. O, dieve. Įdėsime jį į kibirą. Kas tai? Kas čia per daiktas? Kažkokia ciklida? Neturiu jokio supratimo. Mažasis Oskaro tvenkinys X, kaip žinome, tiesiog pilnas Oskarų. Ar dar kas nors? O dieve, Helena, pažiūrėk į tai. O, tai taip šaunu. Tai tikriausiai albinosinių pliekų veisimosi pora. Mes juos vis pagauname ir taip jau daugelį metų. Aš čia įleidau kelis ir šie tikrai yra visiškai saugę, jie tikrai čia veisiasi. Pažiūrėk, kaip tai beprotiškai atrodo. O, dieve, judu. O, tai taip šaunu. O, pažiūrėk į tai. Turime dar dvi žuvis. Pažiūrėk, kokio dydžio tas saulėšamas. Jis gražus, neįtikėtina. Jis taip pat turi tik vieną akį. Kas vyksta tvenkinyje X? Gerai. Štai jis plaukia. O tada ši žuvis, dar viena atsitiktinė ciklida ir manau, kad viskas. Pirmoje žuvų gaudyklėje pažiūrėkite į mūsų laimikį. Ten pagavome daug žuvų. Dabar laikas pažiūrėti, ar pagavome tą pabaisą, kuri žudo ir naikina visas žuvis čia, X tvenkinyje. Bandau nuspręsti, ar pirmiausia turėtume pakelti tą spąstą ar kitą. O, šventas dangau. Gerai, pirmiausia pakelsime šitą. Pažiūrėk, ten viduje milžiniška žuvis. Kas tai? Ar tai guramis? Palauk, mes ką tik matėme guramį. Pažiūrėk, koks jis didelis. Jis užima visus spąstus. O, dieve, tai milžiniškas guramis. Nemanau, kad tai tas pats. Mes taip pat pagavome pakų. Negali būti šitas toks didelis. Jis didesnis už kitą, tiesa? Manau, kad jis kitoks, nes kitas turėjo daug raudonesnę galvą. O, dieve. Taigi mes ką tik pagavome antrą milžinišką guramį čia. Štai jis. Pažiūrėk, koks žvėris. Taip, šitas tikrai kitoks, jis daug didesnis. Ir iš tikrųjų labai gražus. Galbūt jį pasiliksime. O čia mes iš tikrųjų turime raudonpilvį pakų. Šitas vaikinas nėra toks didelis kaip albinosas, todėl mes jį paleisime atgal į pondaks, tegul užauga didelis. Iki, bičiuli, jis jau suaugęs. Tai yra didžiausias, kokie jie užauga, todėl manau, kad šitą parsivešime namo. Gerai, štai, jis keliauja į talpą. O, dieve, jis milžiniškas. Na, tai buvo labai sėkminga pirmoji monstrinių žuvų gaudyklė. Tačiau tai nėra visai tai, ko siekiame. Milžiniškas garamis ir mažasis pakos tikrai šaunus. Bet mūsų pagrindinis tikslas yra sugauti žuvį, kuri terorizuoja visas kitas žuvis. Mes iš esmės tikimės, kad ši paskutinė žuvų gaudyklė jį pagaus. Priešingu atveju, mano žuvys ir toliau dings ir bus suėstas to, kas ten yra. Eime, vyrai, einam tikrinti paskutinę žuvų gaudyklės. Leiskimės ten, paspauskite patinka dėl sėkmės. Pažiūrėkim, gerai, šiek tiek jaudinuosi. Šį yra šiek tiek toliau, tad tikiuosi, kad čia manęs niekas neužpuls. Gerai, turiu virvę. O, ar matei tai? Kas yra toje gaudyklėje? Pažiūrėk į burbulus. O, dieve, tai baisu. Labas, kas čia buvo? Čia nieko nėra, šventa. Tai ryklys prisiekiau. Tai tikrai ryklys. Štai jis. O, dieve, mes jį pagavome. Jis neįtikėtinai didelis. Tai buvo mūsų tikslas, būtent to mes siekėme. Tai tas milžiniškas gėlavandenis ryklys, kuris čia gyvena. O, jis toks sunkus. O, dieve, bičiuli, ten dar vienas raudonuodegis. Pažiūrėk, iš pradžių jo net nepastebėjau. Oho, tai iš tikrųjų beprotiška, vaikinai. Tai didžiausias gėlavandenis ryklys, kurį esu pagavęs. Turime pabandyti jį ištraukti. Pažiūrėk į šitą žvėrį. Jis čia gerai maitinasi tikriausiai visomis kitomis žuvimis. Štai jis ateina. Pagavau jį. Ištraukėme jį. O, dieve, jis neįtikėtinai didelis. Pažiūrėk į tą padarą. Tai gėlavandenis ryklys. Ir jis milžiniškas. Atrodo, kad jo pelekai šiek tiek apgadinti spąstuose, bet tai normalu, vyrai. To išvengti neįmanoma. Mes greitai nunešime šį vaikiną į talpą mano sunkvežimio gale, o tada grįšime pasiimti to raudonuodegio. Viskas gerai, bičiuli, laikykis. O, jam viskas gerai, stovi tiesiai, plaukioja, atrodo gerai. Gerai, jis išgyvens. Vaikinai, tas prakeiktas ryklys yra milžiniškas. Negaliu tuo patikėti. Bet čia taip pat pagavome dar vieną raudonuodegį šamą. Tai dar vienas mažylis, ne vienas iš didžiųjų esančių čia. O, gerai, supratau. Gerai, štai tau, bičiulė, atsiprašau. Gerai, mes tikrai parsivešime tą vaikiną namo, mes įmesime jį į tvenkinį su kitu. Ir tada mes iš tikrųjų pagavome dar vieną Oskarą. Jis nėra labai gražus, todėl mes jį paleisime atgal į tvenkinį. Štai, iki. Mes įvykdėme misiją, pagavome milžinišką gėlavandenį rykliuką. Tačiau čia iš tikrųjų yra dar vienas. Iš viso buvo du. Vienas albinosas ir vienas normalus. O normalusis buvo gerokai didesnis už albinosą.
Kaip matote, tai gana didelis tvenkinys ir aš visiškai nežinau, kur jis yra. Mes jo nesugavome, tai tikriausiai teks sugrįžti ir padaryti antrą dalį. Jei norite tai pamatyti, praneškite man. O dabar, vaikinai, vėl turime pilną sunkvežimį žuvų ir grįšime į mano namus, kad įleistume jas į mano kiemo tvenkinius. Neturiu jokio supratimo, kur dėsime šį milžinišką gėlą vandenį rykliuką, bet susitiksime mano namuose. Gerai, pažiūrėkime, kaip laikosi ryklys. O taip, jis atrodo gerai ten viduje, bet prieš įleidžiant jį į tvenkinį, turime kibirą pilną odinių žuvų ir turime surasti namus visoms joms. Dabar sidabrinė dolerinė žuvelė ir mažas raudonuodegis gali keliauti į priekinį tvenkinį. Iki, vaikinai! Ir dar turime šias albinosinės plekas, o priekinėme tvenkinyje jų jau turime nemažai. Taigi manau, kad čia joms būtų tobuli namai. Kadangi tai veislinė pora, galbūt ateityje turėsime daug mažų albinosinių plekų jauniklių. O Oskarą, mažąją pleką, mažąjį guramį ir ciklidą įkelsime į karantino tvenkinį, o galiausiai mažesnėms žuvims turime dar vieną ciklidą. Ir ši žuvis taip pat neturi vienos akies, todėl jį taip pat įkelsime į karantino tvenkinį. Dabar, vaikinai, turime dvi didelės žuvis – milžinišką guramį ir didelį rykliuką. Ir manau, kad žinau jiems puikias vietas. Gerai. Pirmiausia, mūsų milžiniškas guramis. O dieve, pažiūrėkite, koks jis didelis. Keliaujame į ciklidų tvenkinį. Šis tvenkinys atrodys puikiai su visomis šiomis naujomis didelėmis žuvimis. Štai, ponė gurami, pažiūrėkite, koks jis didelis. Štai jis plaukia. Pažiūrėkite, kokia graži ta žuvis. Štai guramis, o štai abu pakai. To ir trūko šiame tvenkinyje. Trūko didelių žuvų. Dabar ką mes padarysime? Paimsime didelį iridesensinį ryklį ir taip pat įleisime jį į ciklidų tvenkinį. Jūs, vaikinai, tai bus beprotiška. O dieve, šis ryklys toks didelis. Pažiūrėkite, koks jis tai didelis. Jis vos telpa į tinklą. O, einam. Štai jis, mūsų didysis ryklys. Gerai, įleidžiam jį tiesiai į tvenkinį. Pirmyn, didysis, pirmyn! Taip, mums pavyko. Milžiniškas irizuojantis ryklys, didelis pakų, milžiniškas garamis. Visi dabar ciklidų tvenkinyje. Ir jie atrodo neįtikėtinai. Pažiūrėkite į tai. Pažiūrėkite į šalia paku. O, tai taip šaunu. Gerai, vyrai. Na, beprotiška diena prie tvenkinio X, bet ten vis dar yra daug žuvų, kurias turime ištraukti. Taigi, jei norite, kad grįžčiau ten ir padaryčiau antrą dalį, tai reikia nueiti ten. Palikite patiktuką, prenumeruokite žemiau, susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki.